Tai aš vieną kartą susitikau su tokiu žmogumi arba mano amžiaus vaiku, kuris palaiko rusus ir sako, kad rusai nėra kalti nieko. Jis irgi yra lietuvis, tai jisai nežino ko gero Lietuvos istorijos. 50 metų mes buvome kankinti. 50 metų. Prieš savo valią mums reikėjo viską daryti. Meluot. Iš mūsų buvo atimta tiesiog laisvė. Mes neturėjom pasipriešinti. Mes negalėjom pasipriešinti nieko. Išskyrus 89, 90 ir 91. Tapome laisvi 90-ais ne iš tikrųjų, o 91 sausio 13 tragedija tokia atsitiko, per kurią žuvo 14 žmonių. Ir jūs sakote, ir tasai vaikis sako, kad Rusija nėra kalta. Rusija yra Sovietų sąjunga, tik vis kitų pavadinimų. Taip. Ir dar negalima pamiršti prieš tai. Negalima pamiršti per Antrąjį pasaulinį karą. Mes buvome išduoti mūsų draugų sovietų, kuriuos mes laikėme draugais pirmą. Bet jie mums į nugarą kalė ir mūsų okupavo ir mūsų beveik visą Lietuvą žudė. Visą Lietuvos populiaciją. 1 500 000 išvežė į Sibirą. Ir tasai vaikis sako, kad Rusija nėra kalta dėl nieko. Dabar kas vyksta Ukrainoje. Visi tie grasinimai vakarams. Karas Ukrainoje. Žūsta kiekvieną dieną tūkstančiai. Ir ne, vis tiek. Šiandien jisai man pasakė, kodėl tu sakai visokius blogus dalykus apie Rusiją ir kodėl visi neigia Rusiją. Jūs esate visi išsigalvoję niekus. Tu esi išsigalvojęs niekus. Jeigu tu girdi, arba jeigu belekoks šis žmogus girdi, lietuvis, kuris galvoja, kad Rusija yra gera šalis, tai ne, Rusija nėra gera šalis. Visai jinai, jai reikia žlugt. Jinai yra nusipelnusi žlugt. Jos valdžia yra nusipelnusi mirt. Visa tai, daugiau nieko. Jokių gerų dalykų apie tai. Jokių gerų dalykų. Dar negalima pamiršti carinės Rusijos imperijos. Mes buvome apytiksliai kokius gal 200 metų laikomi prieš savo valią. Mes tik galėjome savas knygas per sieną nešti su knygnešiais. Tai Dievas palaimino juos. Tiesiog nesuprantu, kad tokie žmonės galvoja apie Rusiją. Rusija nėra gera šalis, niekada nebuvo, niekada nebus. Reikia nepamiršti 86 metų. Žinote, kas tada įvyko? Černobylis. Tie suskiai slėpė visą tai. Ir kas galėjo atsitikti? Galėjo mirti 5 milijonai žmonių. Nes tik vėliau jie suprato, kad pagaliau reikia naudoti savo galvas. Bet jie po to nesuprato prie sausio 13. Jie pasiuntė savo kariuomenę, kad išžudyti mus. Prieš kariuomenė prieš taikius žmonės. Mes nesipriešinome ginklu, mes nieko nesipriešinome.
Mes buvome taikus, o jie prieš mus panaudojo ginklą. Pagalvokite apie tai. Tai tiesiog savižudos savus. Tiesiog pagalvokite apie tai minutėlę. Jo. Žiauru pagalvot. Ir kitiems žmonėms, kiti, kurie gyvena, pavyzdžiui, Lenkijoje, Lenkija irgi buvo labai žiauriai padalinta per Antrąjį pasaulinį karą. 2 milijonus nusinešė sovietai. Mes tai nekalbam dabar apie vokiečius, nes tai irgi žiaurūs žmonės buvo per Antrąjį pasaulinį karą. Bet mes kalbam apie rusus. Rusijos valdžia yra nusipelnusi mirti, ypač jos prezidentai, ypač dabar Putinas. Net nenoriu sakyti jo vardo, bet tenka. Tai, jeigu jūs klausotės, jeigu visi tie, kurie klausosi ir tie galvoja, kad Rusija yra gera šalis, jinai nėra.